Sveiki visi. Taigi, 8 serija CUCV6 iš tikrųjų labai stipriai pajudėjau į priekį. Bendroj prasmei aš manau, kad aš kažkur apie 90% modelio jau esu padaręs. Tai dabar ilgai netempus pasakoju, kaip čia man kas dabar sekasi. Būtent dabar, kaip matot, bandau kažkaip atsiskirti patrankėlės nuo štai šitokios plokštės. Tai yra sunkiau negu aš galvojau. Čia yra 3D spausdinta plokštelė su tom patrankėlėm, kurios yra stipriai detalesnės, bet jų nuėmimas tai yra kažkoks tai čia, nežinau, kankin galima žmonės su tuo. Dabar apie ką aš šneku. Čia aš jau esu krūvą jų prikirpęs, šiek tiek dar kita krūvoje stovi dažymo kamerai. Didžiausia problema yra tuo, kad tos patrankos yra labai mažos. Ir jeigu iš anksto gerai nenusikirpi detalių, tai fokusas, tai aš nulaužiu galiuką patrankos va čia. Nes jis tiesiog pokšt ir jis dingsta. Kas yra po velniais labai erzinantis reikalas. Tai ką aš darau, aišku, po tokių pirmų nulaužimų, ką taip jau sugalvojau, ką daryti, tai iš anksto nusikarpyti, kiek eina jų. Tiesa, ir tai nelabai gaunasi, nes aš neprieinu su žnyplėm prie pat galo, tai ne vis laik išeina. O kai jau nusikirpu, kiek įmanoma, sakykim, tų galiukų, čia šiuo atveju netgi tie skydai, ar kaip jos pavadinti dabar, šarvas nuo kulko, šitie. Jos irgi reikia atsikirpti, tada pasiėmu savo smulkų peilį, ir tiesiog ties apačia jau bandau nusipjauti, nes laik prieini prie vienos pusės, tai pjauni per kitą pusę. Pjaunasi tas plastikas ganėtinai lengvai, čia nėra labai daug tokio darbo, jis nusipjauna, apačia išsilaiko, apačia jau tada apsikarpau su tom pačiom žnyplėm, kas nulūžta, kas ne. Ir turim iš esmės patrankėlę. Vis tas darys dar reikės irgi taip pat tvarkyti ir nusikirpti, nes atsistos plokščiai ir tas ratas netinka į originalią vietą. Toliau, ką aš darau, be šito viso vargo, aš sugalvojau užsiimt štai šitų jūreivių dažymų. Aš šiaip labai nemėgstu žmogeliukų iš vis jokių modeliuose, man jie labai dažniausiai gadina vaizdą, nebent tai yra diorama, tai ir pasakojimas, sakykim, kažkokios scenos. Tai į lėktuvus, ypatingai kabinas, tiesiog, nežinau, man gadina, bet čia kažkaip pagalvoju, jau davė, pabandysiu bent jau keliais aš juos padaryti ir įdėti. Pradėjau su keliais. Baigėsi, kad aš darysiu juos iš tikrųjų visus. Čia yra jau antra dalis jų, ar trečia gal dalis, kur jos jau dažau, čia dar nebaigti jie, bet dažomi. Taip pat irgi sunkoka su jais yra, nes jie irgi yra iš 3D ir jie labai lengvai lūžta. Tai kai kurie pas mane jie yra be rankų. Kai kurios tiesiog nepanaudosiu ir išmėsiu, nes, gal nesimatys, gal surasiu vietą, kur aš sėdėjus, kur matysis tikais dalis jo ir negadins man to vaizdo, kurio aš tikiuosi. Uniformus suradau internete, kaip kokios atrodė, tai čia iš esmės turėjau dabar atspėti, kokia uniforma, arba pats pasiskirsti, pasidalinti, kur yra oficieriai, kur yra eiliniai, sakykim taip, jūreiviukai. Taip spėliojau, sakykim taip. Pasidariau tenais kažkiek jų,
Dėjus laivą, supratau, kad laive jie gerai atrodo, jie irgi daro kažkokį tai paskamą, galėjai susidaryti vaizdą, kad ten kažkas vyksta ir manau, tai stipriai deda. Toliau pasidariau dar krūvą lėktuvėlių, daspirkau dar 15. Su jais irgi niuansas buvo ganėtinai didelis, kuris mane šiaip stiprokai subėsino, nes, vėlgi norisi pasidaryti gražiau, bet gaunasi, kad kaip visą laiką ir neturiu aš tiek daug tų finansų, kad galėčiau leisti pirkti tos modelius už, kaip buvo Raspberry 3 modeliai už 40 eurų. Verčiau su trumpeteriu. Tai dabar kame yra minus. Pirkant būtent SBD, duodamos žvaigždės yra pirmo tipo, tai yra tos didžiulės, kurios eina per visą sparną ir jos dar ateina be taško. Uždėjus, pabandžiau, taip baisiai atrodo, nesuturėjau, nedėjau aš jų. Uždėjau mažesnės, kurios turėjo būti ant šonų. Tai dabar gaunasi, kad ant šonų nėra, ant sparnų yra ir ant pačios irgi nėra, nes tiesiog per dideli blynai. Tačiau man šitas lėktuvas atrodo daug tada gražesnis šitaip. Tai čia šiek tiek susukčiavau ir kadangi nedėjau jau numerių, nes, jisai tada biškelį irgi kreipia dėmesį ten, kur aš norėčiau. Tai nedėjau jų niekam, bet jau visus lėktuvus iš esmės, kurie bus viduje, sudėjau, visi kiti, kurie čia man yra likę, tačiau yra nedaug. Tai tiek ir dar keli, man rodos, yra TBD, bus ant denio. Nenorėjau labai daug iš denio, nes visas vaizdas yra viduj, visą, sakykime, dėmesį norėsiu sukreipti į vidų, dėl to darytas apšvietimas yra, bet ant viršaus irgi norėjau, kad būtų nors kelyje. Tai va, kad būtų veiksmas, kad lėktuvai yra keliami ant denio. Tai dabar pasižiūrim, kaip tas mano laivas atrodo dabar ir koks jo progresas. Dabar progresas yra ganėtinai didelis, nes aš angarą jau užklijavau ant laivo. Jau ta dalis yra nenuimama, jau užklijuota, čia jau yra viskas. Aišku, nebūtų Murphy dėsnis, jeigu nebūtų man vienas iš mano taip besidžiaugtų motorų paėmęs ir atsikabinęs viduj. Sprendžiu paprastai, iš tikrųjų šitas liftas nusijima, ten matosi motorai, kurie yra iš tikrųjų maždaug toj vietoj, per jų aš galiu prieiti, taip, ne taip, šiaip ne taip, su pincetų pralyginimais aš sugebėjau užmaut motoriuką atgal į vietą, tiksliau aš čia pačią užklijuoti, to pačiu perklijau visus kitus ir uždariau čia. Kaip sakiau, aš jį galiu nuimti šitą liftą, jisai šiaip laikosi ganėtinai tvirtai, bet sakykime, išsigelbėjau su tuo reikalu. Tai dabar vaizdelis su žmogeliukais. Tai va, turim porą tinginių ašyčią. Opa. Turim šiek tiek lipančių kopečiom. Čia porą žmogeliukų. O tai iš vidaus atrodo. Va taip. Va. Žmonės kažką aptarinėja. Čia žmonės pasimojuoja vieni kitiem. Čia kažkas bėga, šnekasi, ten iš pačios matosi, kad vienas dirba prie lėktuvo, čia keliauja kažkur vienas, čia taip pat vyksta irgi aptarimas, apžiūrėjimas, kaip lėktuvas keliasi, liftu. Tenais berods vieną įdėjau irgi žmogeliukai, dar tą dėsiu. Šiek tiek dadėjau ant salos naštų, dar čia jų aišku trūksta šiek tiek. Ir su sala padariau šiam rigingą, yra šiek tiek tų troselių, jie yra apytikslus, nes iš nuotraukų iš tikrųjų beveik nesimato, kur ten kokie turi jie būti. Tai, aš spėjau, kad taip turi būti, sakykime, kaip čia yra. Tai yra labai panašiai, bet ne visiškai tiksliai. Dabar dar krūva laukia čia man dasidėti
šitų patrankėlių, kurias matėte, kaip darau. Mačiau nuotrauką, kad pakabinti sparnai tinkle, tai aš taip pat juos pakabinau. Lėktuvai sukabinti ore. Įdėti štai čia jau laiveliai su kranais, kurie, sakykime, nežinau, dadeda vaizdo, bet labai daug ir užstoja to pačiu. Bet vaizdas va toksai, tai man labai patinka. Matosi sparnai, kad kaba, lempos, kad yra lėktuvai, kad sukabinti ir va čia sudėti. Aš bendrai vaizdu esu patenkintas, šiek tiek nusivylęs pačiu kaip trumpeteriu, bet kaip pirmam laivui, manau, visai čia man gerai sekasi. Tai va, toks update'as, sakykime, su laivu. Kaip sakiau, manau, kad čia yra 90% ir gal netgi kitas video bus jo jau pabaigimas. Tiesa, buvo klausimų, kur aš laivą savo dėsiu. Tai va, yra paruošta jam štai va šita lentyna. Jisai bus šičia, kuo puikiausiai telpa, netgi su vieta po visą tą vitriną. Tai dar bus vietos ir kitiem pasidariau. Šiek tiek apsimažinau, pasidėliojau kitaip savo tų žaislų. Tai va, ačiū, kad žiūrit labai. Gerų jums naujų metų, o aš tikiuosi iki naujų metų CV pabaigti. Tai tiek ir iki.